Nu, Vikut, pasakok, kaip sakai. Agniau noriu sužinoti. Kas tu esi? Žmogus. Viktorija Lašė. Tai kaip aš suprantu, tu esi Rožinės Pėdutės katinų prieglaudos savininkė, ne? Įkūrėja, direktorė, valytoja, maitintoja, gydytoja. Pasaka. Taip. Tikriausiai tai visai nemažai laiko užima, ne? Nu, praktiškai kokį 13 valandų per dieną. Aha. O maždaug, kai kūriniai šitą visą dalyką, Broadpoint maždaug kiek laiko skyriai visam šitam, kad nuo dienos, kada sugalvojai šitą vietą sudaryti, iki tada, kai jau kažkas atsidarė? Tai turbūt nuo vaikystės, nuo 1 klasės. Šiaip galėsim paskui pažiūrėti ant sienos kabo. Okay. Jo, ten yra toksai. 1 klasėje, žinai, kai atėjom, mokytoja davė užrašyti norą, kas norėtumėm būti, tai tikrai prisimenu, kad visi ten labai puolėm rašyti. Tai pusė klasės norėjo tapti gaisrininkais, policininkais, dainininkais, šokėjais, mokslininkais. Aš buvau paprasta, aš norėjau būti prieglaudos vadovė. Okay, paprasta. Jo, tai užrašiau tokį noriuką. Ir 22 metais, lapkričio 4, su Paulium prasikeikę, prasinervinę, galų gale įregistravom tą prieglaudą. Okay. Ir sakai, kasdien praleidi po tikrai ne vieną etatą, ne? Taip. Praktiškai, kaip ir sakau, dirbu 30 valandų per parą, 9 dienas per savaitę. Opa. Jo. Okay. Taip veikia turbūt su tokiam veiklom, ne? Taip, nes jeigu tu, pavyzdžiui, atvažiuoji nuo kokių ten 9 ryto, prabūni iki 8-9 vakaro, tu grįžti namo, tu nespėjai net kokiam Pauliui labas pasakyti, nes tu puoliai žinutės, nes dar turi kokį 100 žinučių atrašyti. Tu kokią pusę 1 pasižiūri Paulius iš kito kambario ar dar nemiegu ir tada tik tais baigi kokią paskutinę žinutę atrašyti. Tai visą parą realiai. Okay. Tai principe tu šitam dalykui skyrei visą savo gyvenimą. Taip. Ir dabar po nežmoniškus kiekius valandų paskutinius bent 4 metus, ar ne? Kodėl tu tai darai? Nu, čia nėra labai dėkinga veikla, iš jos neuždirbsi, iš žmonių kažkokio tai didelio palaikymo negausi. Realiai daugiau su kuo susiduri tai su blogais įvykiais, blogom istorijom, nepatenkintai žmonėmis, su tuo, kad tau kiekvieną dieną reikia ištestos rankos sindromą turėti, kad aukotų ir nežinau, ta prasme, šitoj veikloje yra fainai tas, kad tu matai tą visą procesą, kaip tu išgelbėjai gyvūną ir padarai jam geriau. Bet kodėl aš, pavyzdžiui, kartais tikrai pavadinu šitą veiklą šūdu, nes, kaip ir sakau, labai daug negatyvo, labai daug problemų, labai daug suvalgo tavo gyvenimo laiko, o tau per petį už tai nieks nepatapšnoja realiai. O ar kažkokią vidinio pasitenkinimo ar džiaugsmo sukuria tau šitą veiklą? Taip, per visus metus turbūt mano motyvacija važiuoja vis žemyn, bet kiekvienais naujų metų gale ir pradžioj vėl jinai išsipučia į orą, nes mes turim pateikti kaip prieglauda privalomą metinę ataskaitą. Ir kai tu pamatai, kad beveik 1000 gyvūnų pakeitė savo likimą dėl to, kad visus metus aš važiavau žemyn, tai toks būna, o dieve, kitais metais 1500. Toks kur savo išsikeli iššūkį. Jo, ir tada toksai vėl užsibūstini, kad, nu žiūrėk, tiek vargai ir tu pažiūrėk, kiek tu likimų pakeitei. Kiek žmonių atsiunčia laimingų video nuotraukų iš namų, kad žiūrėkit, kaip mes fainiai gyvenam ir tu toks, o šitą kačiuką su prišalusią leteną iš tvarto paėmiau ir toks, fainai, ne hipi. Taip, tu iš Klaipėdos atvažiavai. Atsimenu, pas tave antram aukšte, kai jam čipuot kačiuko, atsimenu. Ir skiepit, jo. Tada galėjai pakelt rankas, apsisukti ir sakyti, ne man, išdalintos kačiukus ir pabaigti. Tai kodėl visgi nusprendai toliau kažką daryti? Dėl to, kad gaila ir dėl to, kad reikia. Reikia. Ta prasme, mes turbūt esam viena iš kačių, turiuomenį prieglaudų, iš šunų nesiligiuoju, nes ne mūsų sfera, bet iš kačių tai turbūt vienintelė, kuri daugiausiai padovanojam gyvūnų, geriausiai juos paruošiam į namus, tikrai nebijau to pripažinti, nes kiekvienam gyvūnui individualiai darom testus, kraujo tyrimus, ta prasme, tu investuojam nemažą sumą pinigų, kad viską pateikti būsimiem šeimininkam. Ir dėl to, kad aš noriu, kad tie gyvūnai išvažiuotų kokybiškai ir iš vis išvažiuotų namo, tai aš turiu čia būti ir aš turiu tą daryti ir aš turiu judinti, nes kitaip jie neišvažiuos. Jie liks ten, kur jie yra. Galbūt ten vienam kitam pasiseks į kitą prieglaudą įsitrinti, bet maža tikimybė, nes mes padovanojom, kaip ir sakau, virš 500 gyvūnų, per metus iš viso priėmėm virš 700,
Tai, pavyzdžiui, kitos organizacijos ten, aš čia nenoriu nieko blogai, bet tarkim ten 100 per metus. Nu, tai vadinasi, pas mus yra didesni šansai ir didesnis krūvis ir didesnė tikimybė, kad jie išvažiuos namo. Jeigu manęs nebūtų, tai jau galim 700 gyvūnų nurašyti, kad jie lieka ten, kur būtų likę. Jo, tai... Tai mes galim sutikti, kad tai, ką tu darai, yra žiauriai naudinga, žiauriai reikalinga, bet tavęs šitie vėli padarai greičiausiai neturėtų tokio kokybiško gyvenimo. Tikrai taip. Ir džiugu, kad yra tokių žmonių kaip tu. Ne, iš tikrųjų, ta prasme, aš esu laiminga, ką aš darau, aš esu grinai kaip žuvis vandenį. Nu, ta prasme, aš atvažiuoju, aš įeinu pro duris, jau panos ateina su krūva klausimų, aš dar realiai neįsivaizduoju, kad šiandien vyko prieglaudai, bet aš jau atsakau visiems, nes aš daug maž nuspėju, kad taip gali būti. Nu, ta prasme, čia yra tokia darbo vieta, kur tu atvažiuoji. Ir tu viską žinai, ta prasme, nėra, kad tu nežinotum, nėra, kad kažkokiam sprendimui, ten įvykiui neišlaužtum to sprendimo ar ten kažkokio kompromiso su kažkuo. Nu, tipo, nežinau, aš jaučiuosi gerai šitoj vietoj. Kaip ir sakau, yra daug nesąmonių, yra daug negatyvo, tai yra tikrai sunku atlaikyti, bet finale, kaip ir sakau, ta metų galas ir kitų metų pradžia, tai vėl užbūstina, kad davai važiuojam. Jo. Puiku, Viktorija, ačiū tau labai už tą laiką. Šiandien esate žiauriai užsiėmę savaitgalį, aš nesuprantu, kodėl žmonės nenamuose. Tai aš neturiu išeiginimo, kiekvieną dieną pirmadienis. Ačiū tau, kad tu skiri savo laiką, skiri begalę valandų šitam realiai kilniam tikslui. Ir linkim stiprybės. Jei ką, pabandysim padėti nuorodas, jei ką rašyt description'e apraše, kad pabandyt paremti šitą veiklą, nes... Ir pasimkite hipikus nors į namus. Ačiū labai.